Sveiki, su jumis Eugenijus Plešinskis ir Medžių idėjos. Ir dabar mes mūsų objekte, kur darom stogą, vienu žodžiu su Tomo komanda. Ir šiandien trečia diena ir parodom, kas čia buvo padaryta. Tai dabar jau pastatyti kampainiai, metaliniai, visi iš dviejų pusių, plokštelės dauguma, dar va čia neprikalta, bet jau šitą jau išlenkta, prikalta ir visur dar 10 plokštelių dapirkau, trūko ir jau eina išlyginta lenta, nuo kurios viskas prasidės. Matot, gražiai viskas lygiai matosi, ne? Jo, idealiai. Jo, paskui apačioj viskas išlyginta lygiai, kad būtų gražiai. Ir vat mes apeinam, apžiūrim visą tą, kas yra padaryta. Vat, praeinam. Šiandien jie ir pastolius sumontavo ir viską van prakalė. Dabar matosi, kad plokštelės visos yra, apačioj visos van ten plokštelės yra, visur viskas prakalta, susukta su konstrukciniais varžtais, naudoti visi kampučiai iš visų pusių. Daviau tokį mūsų aparatą, gynys vadinam jį, ir su ankeriniais vinimis. C4 viskas sukalta, laukų darbams skirta. O visur vėl kampučiai, visur plokštelės, visur vėl kampučiai, plokštelės, lenta šita lyginta, matosi, kad viskas būtų gražiai. Ir vat, važiuojam toliau. Matom. Iš tikrųjų, šitas stogas labai pasiteisina, turiu galvoj santvarinis. Nes kai ten daro, bėgioja, ten mėnesis, 2-3 ten kažką bando išgaudyti. Ir ten tas stogas gaunasi toks pat kaip ir santvarinis, tai klausimas, už ką mes mokam pinigus. Geriau jau užsakai santvarinį stogą, prašom 3 dienų bėgyje, jau ir viskas sutvarkyta, tai skaityk, jau rytoj jau pradedama dėti plėvelę, tai jau 4 dieną, tai bus pradedama dėti plėvelę. Ir viskas, plėvelė, purjosta, makaronas, grėbestas ir danga. Danga jau šiandien buvo atvažiavo, viskas jiems pristatyta, viskas paduota, tik dirbk. Taip kad iš tikrųjų labai plokštelės tvirtinamos visos, visur viskas išlyginta. Čia dar nenuimtas šniūras, irgi pagal kurį lygino, nes reikia labai tiksliai padaryti tą kampą. Čia labai sargiai. Jau. Dabar mes čia apeinam, pažiūrim. Nu va čia biškučiuką nesutapimas šitoj vietoj yra. Kolodėlė, su kuriais lygina, paliko hebra nieko. Ir viskas, ir skaityk, kad jau vėl čia plokštelės irgi čia visur yra. Ir mes visą stogą, skaityk, ir apėjom. Aplink viskas sustatyta, susukta. Vėl plokštelės matosi, kampainiai yra viskas. Visur viskas yra, visur plokštelės, kampainiai. Viskas yra. Skaityk, viskas yra. Paduota, naudojamos. Tuoj pasieksiu, nes čia tokios ankerinis vinis su giniu.
labai geros. Nes jos turi rifliavimą, iš tikrųjų taip neišrausi paprastai. Jo. Ir viskas, ir prieinam prie kitos pusės. Ir irgi varžtai, plokštelės, kampainiai ir dar prie to reikia visą pasakyti, kad viskas yra išlyginta. Visas stogas, vakar su šeimininku jisai kaip tik papuolė į kadrą, vienu žodžiu suliniuoti, tai viską, kaip sakant, lyginom, žiūrėjom, tikrinom, tai atsirado ten 3 vietų, kurios nuobliavom su oblium, o visos kitos vietos idealiai praėjo, viskas gerai patvirtinta, tai dėl to ir šiandien viskas prikalta, suderinta, kaip sakant, sunerta ir sukalta, kad jau nuo rytojaus ryto dar dadės čia lentą šičia, kur trūksta, ir galima bus toliau tęsti darbus. Tai yra plėvelė, su plėvelė viską uždengti ir, vienu žodžiu, ir paskui grėbėstas. Ir tokiu būdu jau mes esam pasiruošę. Tai skaityk kokią savaitę darbo ir užsigrybis tuos, mano galva žiūrint, orai keičiasi ir paskui jau dar kokią savaitę ir bus stogas. Tai maždaug pagal mano planus, kai aš galvojau, kad 3 savaitės, tai netoli tos idėjos ir taip ir bus. Bet, žiūrėsim, gal spės greičiau. Nenoriu nieko į priekį šnekėti, nes dažniausiai viską pareguliuoja orai. Orai ir dar yra force majeure visokie, tai viską pareguliuoja. Tai su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos. Prisinumeruokit mūsų kanalą, tapkit subscriberiais ir turim savo Patreoną kanalą, irgi ten konsultuojam ir per tą Patreoną jau pastatyti virš 20 namų konsultavimą vyksta. Ir prašau, atsiųskit mums užklausas, atsakysime visus jūsų klausimus. Iki kitų kartų, sėkmės jums, iki.